Ale tai kokia suprantat įdomybė yra viešbutis aptvertas tvora, matomai, kad bele kas nevaikščiotų. Į vartukai užrakinti, į nėra kaip išeiti mum prie jūros. Žiūrėk, kaip perkeliu, nuturu, žinai, gerai. Tik išlipom iš mašinos, dar pačio centro nepasiekė ir jau gražu. Tai pati didžiausia bažnyčia Europoje. Kad ir kaip norėtum, niekaip netelpa nei į kadrą, nei į nieką. Va ir piratų laivas. Kiekvienas Gdansko kampas vertas instagraminių nuotraukų. Kiekvieną. Pažiūrėkit, pasakų nameliai. Čia yra Neptūno fontanas ir labai gražios nuotraukos gaunasi. Ir kad taip pasidaryti savo asmeninę nuotrauką praktiškai labai sudėtinga, kadangi visą laiką aplipę žmonėmis. O dievuliau, kaip gražu. Einu traukt rankeną. Už rankeną traukt. Kur rast rankeną? Siradom rankenas, einam. Eina savo, kaip gražu. Jau jeigu aš būčiau kunigas, tai tikrai visiems liepčiau, sakyčiau, keliais aplink bažnyčią. Nuodėmingieji. O tai kai jis gerai šniokščia. Ir dabar žiūriu, kad biškelį gal ir tam Gdanske laiko pritruks. Gal liksim dar vienai nakčiai. Šypsosi Harūsa. Reikia vyrui žadėti gal kitų gerų dalykų. Gal mes liksim dar vienai nakčiai pačiam Gdanske pabūt. Tai labas rytas. Pabudom šiandien. Va tai va. Saulės kiek pavydžiai, dangus. Bet išlenda. Išlenda saulė. Oras rudeniškas. Bet jūra vis tiek nuostabi. Va. Labas rytelis. Taip. Ir va taip tas kraupus viešbutis atrodo iš kiemo pusės į visai toks patrauklus. Ir va ten, kur atidarytos durys, mūsų kambarys vasarą, tai čia tikrai smagu, žiūrėkit. Sėdit ant gultų, deginatės už nugaros jūsų viešbučio kambarys. O mes einam pusrytukų ir restauracija, tai nereiškia, kad čia kažką restauruoja. Restauracija reiškia restoraną. Kaip čia įdomiai viskas. Grinai, taip tokia, žinot, viešbučio tą vidinį kiemo interjerą atitinkantis restoranas. Va, kaip paėmės, čia dobre, bet čia turbūt kažkur ne čia patekom. Einam ieškot. Va, kur restoranas pusryčiam. Pažiūrėkit, kur toliau einam. Čia turbūt ir yra. Va čia žiūrėkit, kaip gražu. Nerealiai. Kas čia yra tualetai? Nerealiai. Einam dar toliau žiūrėti, kas čia yra. Eina savo, kaip gražu. Va čia tikriausiai pusryčiai. Pažiūrėkit, su kokiu vaizdu. Fantastika, kaip gražu. Labai gražu. Labai gražu. Va, pusrytukai. Na, pusrytukai. Ir ką, pradėsim turbūt nuo kavos. Pusrytukai nėra gausus pasirinkimas, kiek suprantu. Žiūrėsim, ar skanu. Tai ką, su labu nuostabu dar vienu rytu. Turim dar valandą laiko viešbutyje, niekur neskubam ir einam pasivaikščiot viešbučio teritorijoje po lauką. Eisim pasivaikščiot po jūrą, įsivaizduosim, kad vasarą į žiauriai šiltai, į smagu. O iš tikrųjų tai
Smagu, ne šilta, bet smagu. Bangos, muša, girdit bangas? Va, kai čia fainai. Jūra ir žiema jūra, ne? Ale tai kokia, suprantat, įdomybė yra viešbutis aptvertas tvora, matomai, kad belekas nevaikščiotų. Į vartukai užrakinti, į nėra kaip išeiti mum prie jūros. Lipsim per viršų. Lipsi per viršų? Kelsiu. Aš pati moku. Nepakeliu taip aukštai kojos. Žiūrėkit, va kaip jis daro. Lemba, jį gaus baudų. Eisiu ir aš. Žiūrėkit, jis mane kels. Žiūrėk, kaip perkeliu, nuturu, žinai, gerai. Ir mes prie jūros. O viešbutis teritorija va tokia didžiulė. Iš tos pusės visai fainas, o ne viešbutis gražus. Labai gražus. Šį kartą nedėjau mikrofono. Tai girdėsis vėjas. Man atrodo geriau vėjas, negu su tuo mikrofonu nesąmoningas garsas. Viskas, daugiau jokiose video nenaudosiu to pigaus kinietiško mikrofono. Teks paspausti piniginę ir nusipirkti normalų mikrofoną, kad nebūtų nesąmoningas garsas, ir kad to vėjas netrukdytų klausyti. Bet vėjo nėra dabar labai, gal neošia čia jums tą kamerą. Pažiūrėkit, kiek žmonių. Nesvarbu, kad ruduo, kad lapkritis, va kiek žmonių. Ir pasiklausykit bangų mūšos. Geras relaksuojantis garsas. Wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior Aflofarm. Tai ką, mes palikom Sopotą, išsiregistravom iš viešbučio ir atvažiavom į Gdanską. Tai nerealaus grožio miestas. Kas yra buvę, supras, kad nemeluoju nei kruopelytės. Senamiestis tiesiog pasakų miestelis. Fontanas, aikštė, malūnas, turgus dar ten turbūt yra, žalieji, man atrodo, vartai. Tiksliai neatsimenu, bet eisiu, filmuosiu, rodysiu, tobulo grožio miestas. Tik išlipom iš mašinos, dar pačio centro nepasiekė ir jau gražu. Va, žiūrėkit. Va, žiūrėkit. O kas svarbiausia, pažiūrėkit, kokie pastatų stogai. Kažkaip žinant save, galvoju, kad tai bus ilgas video gausis. Tikiuosi, turėsit kantrybės pažiūrėti, nes man taip gražu ir aš mėgstu visą grožį užfiksuoti. Tai tikiuosi ir jums bus gražu ir sužiūrėsit iki galo. Šiaip norėjau pasakyti, kad Lenkijoje savaitgalis ir švenčių dienomis stovėjimas praktiškai niekur nemokamas. Bet čia vat kažkaip tai, tikriausiai dėl to, kad tokia vieta lankytina, daug turistų, daug žmonių, stovėjimas sekmadienį mokamas. Čia yra Švenčiausios mergelės Marijos bažnyčia. Tai pati didžiausia bažnyčia Europoje. Kad ir kaip norėtum, niekaip netelpa nei į kadrą, nei į nieką. Labai didelė. Žiūrėkit, kokio nuostabumo pastatai. Ir va priartinsiu, pažiūrėkit, detalės auksų kokios. Žiūrėkit. Visi pastatai tokie. Bandysim lysti prie Marina Gdanską per Bromą ir ten turėtų būti tas keltas jūrinis. Bet iš anos pusės prie jo prieiti nėjo, nes kažkoks remontas, o iš šitos pusės šviesiek, sakau, va. Irgi remontas. Prieiti neina. Pafilmuot neina. Įkelsiu šalia nuotrauką, kaip jis atrodo, kaip prie jau būna galima prieiti. Labai fainas. O čia yra Marina Gdanska. Va, jachtos, tas vandens transportas, galima keleiviam, turistam plaukioti, jūriniai laivai stovi.
Va. O ten ta kryptim yra Baltijos jūra. O žiūrėkit, kitoj pusėje marinos. Kodėl man čia taip tamsėja? Kitoj pusėje marinos visa tokia alėja kavinių ir barų. Visos dirba, žmonių daug. Pasėdėti smagu. Tiltas, pastatai. Gražu. Va ir piratų laivas. Jis neplaukioja, man atrodo. Tiesiog visą laiką stovi šitoj vietoj, kiek čia mes esame atvažiavę, jis stovi. Gal ir plaukia bendrai, kažkas virbė. Bet šiaip juodasis perlas vadinasi. Bet šiaip visą laiką, kiek aš čia praėjau, niekada jo nebuvo, kad nebūtų, visada stovėdavo. Tai nežinau, nors iš tikrųjų žiūrėkit, kasa yra. Gal ir plaukia. Va. Vyrukas jau ten su gitara laukia, gal tikrai plaukiantis. Nors kiek aš čia buvau, visą laiką jis stovėjo toj vietoj. Va, čia šitam trimestrį labai populiaru tos karuselės tokios, bet jos tokios gražios, ne tas žodis. Čia toliau yra va šitas apžvalgos ratas, esam juo kilę. Aukštai labai nepakelia, bet vis tiek nieko. O čia yra pakeliamas tiltas per tą mariną persikelti iš vienos pusės į kitą. Jis kažkiek tai laiko pasikelia, kad laivai galėtų praplaukti. Ir tuo metu, kai pakelta, tu iš to rato, va čia jau ir nebepateks, reikia sulaukti tam tikros valandos, kad jis nusileidžia. Dažniau būna nusileidęs negu pakilęs, bet va kartais pakyla. Čia va yra Lenkų filharmonija. Labai man patiko Sopote. Prabuvom nuo penktadienio iki sekmadienio ryto, nuo penktadienio vakaro. Ir dabar žiūriu, kad biškelį gal ir tam Gdanske laiko pritruks. Vyras sako 3 valandom, kad laiku grįžti namo. O aš kažkaip nežinau. Gal liksim dar vienai nakčiai. Gal liksim. Šypsosi per ūsą. Reikia vyrui žadėti gal kitų gerų dalykų. Gal mes liksim dar vienai nakčiai pačiam Gdanske, pabūt. Šiaip norėčiau. Bet vyras, ar šypsosi tas vyras, ar nuliūdęs? Tavo paraiškas kas pildys? Va, paraiškas reikia išpildyti, tą reikia duoti projektą, paraiškas išpildyti. Tos paraiškas, tie darbai. Visur, kur eini, visur instagramiškai gražu. Ir čia gražu. Šita gatvė yra Gintaro gatvė, aš ją taip vadinu, nežinau, kaip ją Lenkai vadina, bet būtent šitoj gatvėj stovi prekybininkai, krautuvėlės, kur prekiauja viską iš gintaro. Va, visur gintarai, gintarai, gintarai. Va, žiūrėkit, ateina iškart pardavėjas, jeigu kas susidomi. Ir čia, ir dar čia. Ir čia, ir čia. O gatvė pati atrodo va taip. Nu, toks vaizdas, kad kiekvienas kampas vertas įamžinimo. O iš tikrųjų ta gatvė vadinasi Marečka. Ir čia ta Švenčiausios mergelės Marijos bažnyčia, jinai visur, labai didelį plotą. Parašysiu čia, kiek ploto yra jum, kad žinotumėt, bet jinai labai daug vietos ploto užima. Ir iš visų pusių, kur keisi, prieini prie tos bažnyčios. Kokio grožio pastatai. Ir štai pasiekėm pagrindinę gražiąją aikštę. Pažiūrėkit, pasakų nameliai. Čia yra Neptūno fontanas ir jis visą laiką aplipęs turistais, nes visi nori prie jų nuotraukas pasidaryti. Jis vasarą bėgantis, tekantis, čiurškiantis būna. Ir labai gražios nuotraukos gaunasi. Ir kad taip pasidaryti savo asmeninę nuotrauką praktiškai labai sudėtinga, kadangi visą laiką aplipę žmonėmis. Bet man tai net sutrukdys pasidaryti
Nors kokį video. Žiūrėk, kai gražu. O, dievuliau. O, dievuliau. Ką, brangieji, pasidariau ir aš tų nuotraukų, įsiterpiau tarp tų žmonių, o dabar pabandykim pasigėrėti pačią aikštę. Jautiesi tarsi atėjęs į filmą kokį apie karalius, apie pasakas. Va ir Helovynas. Šitoje kavinėje prieš kažkiek metų mes gėrėm kavą, valgiam pusryčius. Klausyk, gal pakartojam tą kavinę, užeinam išgert kavos. Nudirba žmogus, agird, atsipalaiduok. Einam išgert kavos į tą pačią kavinę. Susivėlės ir aš susivėlus vėjas. Einam kavos išgert? Aš noriu. Vien dėl tradicijos. Tradicija. Pasidaryti tradiciją gerti kavą toje pačioje kavinėje. Kiekvieną kartą, kai atvažiuoju į Gdanską. Aš vaikystėje kažkada labai gerai mokėjau lenkų kalbą. Pas mus rodė per teliką lenkiškus kanalus ir labai žiūrėdavo lenkiškus filmukus, nes ten rodydavo gražesnius ir smurfus, ir kitokius. Ir visai neblogai buvau prasikalus su lenkų kalba. Ir dabar žiūriu, kad aš visai gerai atsimenu. Rozmaviam po polski tolka tak. Tikrai labai neblogai, tai galima susikalbėti vietinę kalbą. Va, priešais fontaną. Neptūno fontaną yra Dvor Artusa vadinasi. Nežinau, ar jis čia šiandien veikia, bet pagal lankytiniausias Google vietas, tai čia labai gražių dalykų turėtų būti. Einu traukt rankeną. Už rankenų traukt? Kur rast rankeną? Siradom rankenas, einam pažiūrėti. Atėjom į Dvor Artusą. Nežinokit, vau. Eina sau, kaip gražu. Nesu čia buvusi, nežinau, kad čia toks yra grožis. Pažiūrėkit, kaip fainai. Antra salė. Žiūrėkit. Labai gražu. Žiūrėkit, kokie laiptai. Vau. Čia klasikos mėgėjam. Kokios pintos. Nerealu. O vis tik geriausias menas čia. Kiek fantazijos turi, tiek ir menas. Bet tikrai žiūrėkit, 3D paveikslas gaunasi, ne? Žiūrėkit. Čia briedžio. Ne briedis, šelnės, turbūt kūnas pieštas, o galva va taip padaryta. Tikrai labai patiko. Labai nedidelis, labai greitai apeini, bet labai. Bandysiu, kiek galiu uždengti mikrofoną nuo vėjo. Atėjom parodyti, čia vasarą būna tie tokie, žinutė, žemės fontanai. Ir tarp tų liūtų jie labai gražiai šokinėja. Tai vienas iš lankytinų objektų Gdanske. Dėdė atsiprašė, praėjau man per kadrą. Ir va, truputėlį kitokia architektūra prie liūtukų. Nu, bet faini liūtukai, nu nesakykit. Va, nugarytės kokios nublizgintų. Ieško taip. Tai tokio liūtuko. Apsikabint reikia liūtuką. Nu, liūtukai, šypsokis. Ir va, eini aplink tą Šventos Marijos bažnyčią, eini visuose kampuose ir iš visur. Tokio didumo,
kad jeigu nusidėsite kunigas liepsi eit keliais aplink bažnyčią, tai žinokit, išpirksit visas nuodėmes. Jau jeigu aš būčiau kunigas, tai tikrai visiems liepčiau, sakyčiau, keliais aplink bažnyčią. Nuodėmingieji. Susidėliom taip taškus ir einam. Ir iš tikrųjų tie jau aš žinau, kur mes einam. Norėjau pasakyti, kad susidėliom taškus, tiksliai nežinom, kur einam, kaip kuris taškas veda. Bet čia yra, labai saugoma vėjo, bet čia yra tas turgus žymusis Gdansko po stogu. Va, pažiūrėsim, ar dirba. Šiaip tai sekmadieniais Lenkijoje niekas nedirba, apart maisto reikalingiausių tų parduotuvių. Niekas daugiau nedirba. Ir žodžiu neužeisim, einam toliau. Kad ir turi Gdanskas tą didžiąją Marijos bažnyčią, katedrą, tokių mažesnių, ne ką blogiau atrodančių, yra dar tų bažnyčių. Ir kaip Anglijoje prie bažnyčios gali iškart ir užkast. Nu labai gražus tas kelias. Ir čia žiūrėkit, koks fainas stogas. Pažiūrėkit, koks vaizdas iš šitos pusės. Nu, penknė, panie panovė, penknė. Va, toks muziejus. Va, taip gražiai atrodo. Ir ten girdžiu šniokščiant vandenį. O tai kai jis gerai šniokščia. Eina sau. Šito objektų net nebuvom pasižymėję, ėjom pažiūrėti štai ko. Ėjom pažiūrėti šitų fontanų. Jie stebuklingai gražiai atrodo naktį ir tikriausiai tik vasarą, nes ir jie neveikia. Įkelsiu šalia nuotraukėlę, kad pažiūrėtumėt, kaip jie gražiai atrodo naktį. Galvom, bendieną pamatysim, bet kažkaip nesusiprotėm, kad ruduo ir neveikia fontanai. Ir va čia dar neblogo tokio grožio yra. Labai gražu. Nu ir tas stogas to muziejaus. Nu fainulka, ką? Nu fainulka. Eina vyras pažiūrėti ir aš einu, ko aš kitokia. Iš arčiau tų kriokliukų kaskadų. Eina sau čia, kaip šitam kalneliuose gali nusileisti ant šiknos. Štai mano mėly sekėjėliai, draugeliai ir žiūrėtojai. Nu nepagailėkit tų kelių valandų atvažiuoti į Gdanską, į Sopotą. Už Gdynios, Gdynė tai toks labiau gyvenamasis rajonas, miestelis yra, o už Gdynios yra Kelas, labai panašus į mūsų Kuršių neriją. Tai tikrai nepagailėkit tų kelių valandų, nepagailėkit pinigėlių ant kuro ir atvarykit čia. Bet kuriuo metų laiku yra žiauriai gražu. Nu va, kokį kampą beimsi, visur fainai. Kas įdomu? Tikrai, kad įdomus. Visas toks metalo gabalas, neaišku. Va, zodiako ženklai čia, žinok. Vėja dengiam zodiako ženklai. Nu labai, man čia patinka ir tikiu, kad jums kiekvienam patiktų. O čia dabar einam prie Spynelio tilto. Kaip filmavau Paryžių, kas nematėt, pažiūrėkit Paryžiaus video. Irgi yra Spynelių tiltai. Va, visų meilės A plus M. Va, Agata ir Karolis. Nu, žodžiu, meilės tiltas. Aš kadangi esu pasakojus, kad mano mama keliauja mano magnetukais, kur aš keliauju, arba vaikai mano keliauja, arba brolis, jie visada parvežam iš to šalies, to miestų magnetuką. Ir dabar norėjau nupirkti mamai magnetuką. Ir tai pasiklausiu, ile kaštūja, man pasako zlotais, o sakau, o eurais kiek, sako 5 eurai. Ir galvojau, viešpatėlį, gal čia kažkokia tai labai prabangi vieta ir magnetukas 5 eurai, aš niekur tik už magnetuką nemokėjau. Ir dabar, žinokit, gailiuosi, nelabai yra daugiau tų tokių gražių magnetukų ir kitur jie dar ir brangesni.
5 eurai už magnetuką, nežinau kaip prabanga, bet labai gražus buvo, jeigu rasiu tikrai nupirksiu mamai. Va, jie jau ruošiasi kalėdom, pasistatė eglę priešais pagrindinius senamiesčio vartus, kurie vadinasi Brama Vižina. Įspūdingi, ką? Čia anksčiau buvo praėjimas, gal ir dabar yra, gal savaitinių sekmadienį nedirba, bet po ten galėjai praeiti ir irgi rasti magnetukų. Bet mes apeisim aplinkui. Va, čia įėjimas į senamiestį. Štai ir vėl nuostabaus grožio bažnyčia. Priešais Brama Vižina. Va. Tai kai detalės apgalvotos, kokios gražios. Ir čia. Aš alpstu dėl tokių dalykų. Tiesiog alpstu. O aš vyru ir klausiu, sakau, kaip mes rasim mašiną? Sako, taigi prie Šventos Marijos bažnyčios pasistatėm rasim. Sakau, tu maigatai, kokiu jinai didumu, kaip čia mums reikės rasti. Ir iš tikrųjų, aš tai nežinau, jis juokiasi iš manęs. Tikriausiai žino, o aš nežinau, kaip rasti mašiną. Bet kai nežinai, ieškai, pamatai gražių dalykų beieškodamas. Irgi nieko blogo. O čia mėlė auksiniai vartai. Aš kažkodėl juos pavadinau žaliais ir praeitą kartą, kai buvau Lenkijoje, irgi vadinau žaliais. Ir žinau, dėl ko šios žaliais vadinu, man vis laik susimaišo. Todėl, kad 5 metai nieks nenuima tų žalių. Ir va čia grožis. Štai man jie, saugom nuo vėjo, už tai man jie ne auksiniai, o žali. Va, pasižiūrim į visus grožius. Ir keliaujam pro amžinai metų metus rekonstruojamus auksinius Golden Gate. Ir va, apėjom ratą, parodžiau ratu apėjom, dabar va ten, kur matau tą bažnyčios stogą, mes vėl grįšim į nuostabaus grožio aikštę su Neptūno fontanu. Saugotis nuo vėjo reikia. Labai gražus senamiestis, žiauriai gražus. O dėl vėjo, tai jeigu kas kuriat video turinį ir žinot, kaip nusipirkti ne patį brangiausią, bet ir ne patį pigiausią mikrofoną, parašykit, nes aš vargstu su jais, pirkau pigiausius, jau įsitikinau, kad tai kas pigu yra. Kaip gali nesižavėti? Nu, neina. Vėjas. Aišku, čia vasara, taip kaip ir pas mus Lietuvoje būna bariukų daug daugiau negu žiemą, bet yra ir vat žiemą dirbančių lauke sėdėti. Ir va, magnetukai. Pažiūrėsiu. Tai, kokia gera kaina. 15 zlotų. Apeisiu, pažiūrėsiu ir išrinksiu kažką mamai. Ką jūs sakot apie šitą? Apie visus 3 miestus. Gdanską, Sopotą, Gdynę. Taip ir eina. Ne, palauk, kaip eina. Čia Gdanskas, nu tik... jo, čia tas malūnas, ne malūnas, tas vien žodžiu. Kranas tas. Kranas, Sopotas ir gyvenamasis rajonas Gdynė. Dar paskutiniai vaizdai jums. O paskui vaikščiosiu tiesiog ne per ekraną žiūrėdama, o savom akim žiūrėdama vaikščiosiu ir gerėsiuosi ir semsiuosi. Per ekraną gražu, bet savom akim viską matyti yra daug gražiau. Štai jums paskutinės akimirkos grožio, neišpasakyto. O ką aš? O aš sakau ačiū, kad žiūrėjot. Labai laukiu jūsų like, labai laukiu share, labai laukiu subscribe, komentarų. Visi prašo paaukoti, pervesti jiem pinigų, kad jie galėtų keliauti. O aš te prašau palaikinkit, pasidalinkit, pakomentuokit. Tai bus didžiausia dovana man. O pinigus pasilikit savo ant saldainių, kavos ir ledų.